Sveiki, jeigu pažiūrėjot pirmą dalį, vadinasi girdėjot, kad yra antra dalis. Ir jeigu jūs matot šitą video, vadinasi, prieigą, atėjot pasižiūrėti antros dalies. Gerą žiūrėjimą. Ketvirtadienis, šviesa užgeso, reiškia viskas, viso, darbai turi būti baigti. Ne, ketvirtadienis, esam nuo vakar Italijai. Mano viršininkas biški mane buvo nugazdinęs vakar. Sako, turim laukti dar leidimo, rytoj iki pietų, sako, turėtumėm pajudėti. Ir paskui paskambint, sako, rytoj 5 val. Ryto važiuojam. Apėjau, o pamainos nepradėjau. Tai va, turiu jau ir pilotą yra atvažiavęs. Ten va, jeigu matot. Ten va stovi. Kol kas viskas kaip ir okei. Pradėsiu pamainą dabar. Nors čia pas kolegą taks vis išmet, kiekvieną kartą užvedus, ar nori pradėti darbą, man biškai per anksti išmet. Ar nori pradėti darbą ir taip toliau ir iškart šalį. Bet man biškai per anksti buvo, kai aš užvedžiau varikliuką, nes tu į kavą užsikaisti, taigi, ne? Gerai, viskas, einu tvarkyti su kava ir lekiam. Tai varau su dviem. Vienas ir kitas iš paskos manęs yra. Kaip sakant, varom dabar, kada čia be leidimo. O, nesimato kita. Šiaip aš galiu tik 60 važiuoti, bet jie kada čia šluoja normaliai čia. Aš autostradai 60 Italijoje galiu tik tais važiuoti. Blemba, čia kaip nematysiu, kada čia kokie gražūs vaizdai turėtų būti. Dar tamsu. Iš tikrųjų yra belekas čia. Belekas, pažiūrėkit čia. Belekas. Dabar gailiuos, kad pervažiavau GoPro iš tikrųjų. Būčiau galėjęs prikabinti ir pafilmuoti, kad video ilgesnis būtų. Pažiūrėkit čia, pizdėts yra. Gražu kaip. Ir netoli Austrijos čia. Tai va. Tai čia diena turėtų būti vapšė belekas. Tai va, pavyzdžiui, nespėjau nufilmuoti upės. Va, koks vaizdas. Per ofiso langą. Čia aš parvažiuoju, kaip suprantu, nes per Brennerį mes negalim, virš 4 tonų jau draudžiama yra per Brennerį važiuoti. Dėl to tilto, kaip suprantu. Ir jo, tai aš parvažiuoju, jeigu Brennerį autobanu važiuoti, tai aš parvažiuoju iš kairės ir turėčiau kažkur išlysti į autostradą. Plius minus, aš taip įsivaizduoju. Kol kas į tą pusę kaip ir važiuotų. Taip va, atrodo. Gerai, chebra, nelabai galiu čia daug filmuoti, norėčiau labai daug pafilmuoti, bet reikia man važiuoti ir žiūrėti kelią. Čia neprifilmuosi, bet čia tą vietą labai gražiai tada pafilmuosiu biškį, nes mes kaip tik į tą buvom biškį sustoję, nes sako, reikia praleisti mašinas, nes policija pradeda burbuliuoti. Tai va, šiaip reikėtų 60, bet nežinau, jisai čia pjaunka, čia 80 ir tas priekį, aišku, tas iš galo mumis, tai sek. Tas iš priekį čia varo, kada čia belė, kaip nors galėtų tik tai 60. Tai aš pasistengsiu, kad spidometro nesimatytų. Apdruk kas nors italam pastukalins, dar paskui atsiūs baudą man. Tai va, toks vaizdas per mano ofiso langą. Šitą večikę norėjau pafilmuoti, nes čia tikrai gražiai atrodo. Ir du telefonai eilinį kartą. Va, atvažiavome taigi parkingą, mano pilotas mane įleis. Taliukščiai.
Sako pilotas, jeigu tavęs klaus, čia aišku yra parkings, kur mes dabar atvažiavam, čia yra parkings, ne gabaritam. Tai sako, jeigu tavęs klaus kažką, sakyk, kad tavo valandą pauzę. Gerai, sako. Taip ir padarysim. Ar ne? Nes turi atvežti man leidimą. Tai dabar visą kelią važiavam be leidimą. O tai va. Va, grožis Brennerio. Čia senai nebuvęs aš jau. Senai nevažiavęs. Kitoj pusėje jo Austrija, bet čia yra Italija, tai čia yra Belenkas. Paskutinį kartą važiavau į Siciliją, kai čia buvau. Tai jau 3-4 metai. Beveik. Tai va, toks Brenneriuks, ten turbūt Dracula gyvena. Jo, tikrai labai senai čia buvęs, tikrai čia gražu. Viskas labai gražu, upė pačioj Murzina. Jo, mano pilotas šnek angliškai 3 žodžiai, bet čia daug kaip ir nereikia. Aš jo klausiu, ar žinai, kur mes važiuojam. Nežinau, jisai pats. Arba manęs nesuprato, tai bendrausim per Google vertėją, kai darysiu pauzę už 4 valandų. Užsidengęs nuo saulės, tai kairės pusės nerodysiu, man kaip gražu. Dabar betrūksta tik tais policijos eskorto. Nelabai suprantu, kam tai tikrai. Nu, aprašom, Italija. Sako, tik Vokietijai kamščiai. O, labas rytas. Kaip jums temperatūra naktį? Ką, tęsim savo Guliverio kelionės, vakaros kaip 7. Lekiam. Vietos 500 km beveik, tai reiškia gazuką paspausti. Ir Vitalas irgi sako, dabar jau spausim. Sako, okei, angliškai nelabai šnek, bet nieko, susišnekam rankom, kojom susišnekam. Ypatumai prasideda, tiksliau neprasideda, o tęsias toliau. Aš jeigu gerai įtariu, tai man reikėtų liūti ten. Čia yra prieš eismą, jeigu gerai įtariu. Tai turėtų va čia uždaryti viską, kad nieks iš priekio neparvažiuotų. Laukiu dabar piloto ten reikalus derint su leidimais ir taip toliau. Bet va, šlagbaumas prasidarė, tai realiai man reikės kirst kelią va čia va. Ir tiesiog į kairę ir išlysiu kitam gale, nes Platiškas yra per siauros Italijai. Nors aš tais 3 metrai plotis tesu, bet nu ką. Tokia tvarka yra. Tai va, vėl autostradas baigęs. Šiandien nebuvo ryte, kada iš tikrųjų filmuoti ir neturiu kaip telefoną pasidėti. Buvo reikalų, kada čia pilotas užgribavo. Aišku, visi turim kažkur pradėti, kad išmokt. Sakė, tipo, naus yra, čia tų kelių nelabai žino, tai mes į miestelį vienai važiavam. Nu, karočią, aš į žiedą netelpu, reikėjo atbulinus stumtis, kad čia prieš, vienu žodžiu, karočią. Tai va, laukia 26 buvo ir šiaip prakaitavau ir vienu žodžiu. Čia ir važiuojam, kaip ir sakiau. Tai va, turim laukti dabar, nes yra draudims iki 6 ryto. Tai stovėsim, sakė, už 15 minučių galim pradėti važiuoti. Stovim va taip va. Kaip sakant, gražiai viečikiai. Čia irgi gražus vaizdelis. Čia dar gražesnis vaizdelis, ne? Aš gal padarysiu atskirą video, kaip tą naują V8 važiuoja, 590. Blema, man vis reikia patikrinti aukštį, nes kažkuo, nu čia gaus viskas gerai. Priekis labai žemai yra. Priekis labai žemai ir reikia vis patikrinti aukštį, nes va dabar stovėsiu 15 minučių ir nusileidžiu vis priekabą. Va, stovim prieš eismą, kaip sakant. Reikėtų apsižiūrėti, ar aš galvoju lyg ir užkabinau, nors pagal mano skaičiavimus neturėjo tai būti, nes čia yra į apačią daužta, kad yra taip palinkę. Nelabai matos, aišku.
Nes aš atbalų stumiau, tai turėjau kaip tik į tą pusę. Taip va turėjau atlenkti. Į šitą pusę yra taip pat sulinkęs. Tai čia priekį važiuojant, tai čia ne aš. Va, 5,90. O čia matote, mano brangiai, jūra. Viduržemio jūra čia turbūt. Nežinau, kurioje pusėje čia dabar esame Italijos. O čia vila. Taip, ką čia mes turim? Turim va kaip gražu. Pliažiukas, viską, smėlėtas, žmonės ant tai vaikšto. Langą nuo drėgmės aptraukia. Oi. Flenkia, nes mums 30 galima važiuoti. Nežinau, kas čia iš tikrųjų yra. Čia rašo Silvijo kažkoks. Turbūt turistinė vičiukė. Bet atrodo cool, ne? Universo Multiplex. O, čia kuo aš to nereikia atsiminti. Kur galėsiu kur užsipirkti, va, traukinys lėki. Vienu žodžiu, ženklai italam yra šiaip sau tik tais. Nes va, autostrada sako 60, aišku dabar lėkiam normaliai 90 važiavam. Bet šiaip autostrada 65, nu 65 maksimum. O čia ženklas 30, barabanu, karačią. Nu, vienu žodžiu, Italija. Nieks nesupras, karačią. Nieks nesupras. Pescara, kaip italai pasakytų. Mano pilotas pavargęs yra. Mano pilotas pavargęs yra, sakė, visiškai nieko nemiegoja. Aš irgi tik tai miegojau, kai laukia 38 laipsniai. Prabundi ryte, naktį 1 valandą 27 laipsniai. Tai patys suprantat. Ypatingai kas vairuoja, kas nevairuojat, oi, čia reikėtų atskirą video padaryti, kaip yra per karščius. Tai vat. Čia šitą vietą labai puikiai atsimenu. Esu tais WhatsApp'e siuntinėjęs video. Dar nefilmavau YouTube'ės. Ką, saulelė išlindo. Ir mes vėl, nu čia jau viskas viršijo greitį. Ir mes vėl važiuojam 65. Baigęs 90 važiavimai. Nu nieko. Ai va, žiūrėk, koks superinis retarderis, kaip puikiai laiko nuo kalno važiuojant. 33 tonas. Tiesiog nuostabu. Nuostabu tiesiog. Norėjau nufilmuoti, kaip važiuojas su tokiu svoriu, ką dabar vežu. Nu, gal dar išeis atgal grįžtant. Ir norėčiau sudėti skirtumus su maniške, ne V8, o eilė 6 ir 5,40. Ir šitą mūsų vienintelio kol kas V8 5,90. Skirtumus su maždaug tokiu pat svoriu važiavime. Apsukos ir taip toliau. Čia yra vienas dalykėlis, tokia viena pavara. 13 galim sakyti, bet jinai vadinas overdrive. Vienu žodžiu, atgal grįžtant gal išeis Austrijoje arba Vokietijoje parodyti, nes, nu, Vokietijoje vis tiek varysiu 90, tai gal išeis nufilmuoti, bet padarysiu video vėliau, kai savo fūrą atgausiu, kad turėčiau ką palyginti. Tai jeigu kažkam būtų įdomu, rašykit komentaruos. Ir atsižvelgsiu jūsų norus, kaip sakant, jūsų norai man įsakymas, bet nieks nieko nerašot. Tai norų kaip ir nėra, kaip suprantu. Va, nebijokit, komentarus tilti nieks nesikandžiai, žinokit, galite drąsiai rašyti ir nieks neužpuls.